Šį kartą kviečiame išsitaškyti spalvomis, kaip, ogi atvykus į saulės gėlių apsuptį skendinčią sodybą Molinė saulėgrąža. Atrasite ir tradicinę ryškiai geltoną, oranžinę, citrininę, sodriai raudoną ir net juodą. Sodybos šeimininkai 30 arų lauke pasodinę per 100 skirtingų veislių saulėgrąžų. Idėjų nestokojanti šeima edukacijose supažindina su šia saulės gėle. O kur jaukus kampeliai fotosesijai, naminės saulėgrąžų kalvos ledai ir ne tik. Beje, net ir piligrimai čia randa vietą poilsiui, bet apie viską iš pradžių. Elžbieta, prieš kiek laiko atsirado Molinė saulėgrąža? Molinė saulėgrąža atsirado prieš 4 metus ir Molinė vadinasi todėl, kad molinė žemė pas mus, ant kurios vaikštame, už nugaros stovi tvartas molinis, 40 metrų ilgio, 10 metrų pločio, tad jeigu norite apeiti aplinkui, tai 100 metrų ir geras sportas gaunasi, ar ne? Ir šiaip esam keramikų, galima sakyti, šeima, nes brolis keramikas, mama užsiema keramiką, tai tas molis yra artimas mums. Tai pirmiausia, gal molinė žodis, ar ne, išsivystė, o paskui tik saulėgrąžos atsirado. Tikrai taip. Norėjom pavadinti galbūt ir saulėgrąžų lauku, bet manau, kad tai būtų banalu ir neatspindėtų tiesiog mūsų šeimos vertybių, mūsų šeimos kūriamo, galbūt net ir grožio, jeigu galima taip sakyti. O kokios jūsų tada šeimos vertybės? Ką jūs norite atskleisti ir parodyti visuomeniai? Tikriausia, svarbiausia yra šeima, jos branduolys, nes ir mūsų sodyba kuria tik tais, galima sakyti, 6 žmonės, 7 žmonės. Tai mano tėveliai, mano brolis ir mano šeima. Aš vyras ir mano 2 dukros. Na, Elžbieta, matėm, nemaža kolekcija yra ir molinių ąsočių. Sakėt, mama yra keramikė. Kaip jų dabar šitokia gausa atsirado pas jūs? Galima ir atvežti? Iš ties, su mama esam tautodailininkės odos amato. Brolis yra keramikas, netgi baigęs ir taip pat tautodailininkas. Bet kažkaip visi per tą brolį persikvalifikavom į keramiką, galbūt, kad lengviau gaminti, galbūt, kad tą molį gali perlipdyti vėl iš naujo. Jeigu nepavyksta? Jeigu supyksti. Tai va, ir iš ties, kai atsirado sodyba, su jie atsirado ir pirmieji ąsočiai. Mama eidavo kiekvieną rytą į darbą ir pamatė pas kaimynę ąsotį kabantį tokį visai subliuškusi ant tvoros. Kaip žinom, lauke palikti keramikinį gaminį per žiemą yra netikslinga, nes jisai tiesiog subyra ir suyra. Tai mama paprašė kaimynės, kaimynė nukabino tą vieną ir dar šalia sekančią dieną atvežė dar 5. Ir taip tas ratas taip pat užsisuko ir tų ąsočių pas mus dabar kolekcija, ąsočių, puodinių, čerpių, bliūdų, puodų, puodelių atsirado per 900. Būna, kad kai kurių labai smarkiai ieškome, atrandame, nes geri draugai, pažįstami lankytojai atveža, važiuodami, randam per lapkričio šventes, per motinos dienos šventes, nes dažniausiai žmonės kursuoja po Lietuvą, važiuoja į kapines ir pro mus prasukdami vis palieka mums dovanų prie durų. Tai iš ties labai ačiū už tuos keramikos gaminius ir ne tik keramikos gaminius, nes kitose patalpose matė tikriausiai ir svarstyklės. Taip, ir svarstyklės, ir kaip čia buities rakandus, ar ne? Taip. Nuo tėvelio tai buvo svajonė rasti mokyklinius suolus. Būtent Barborai mokyklinius suolus ir mūsų kaimynas fotografas sako, turiu savo vaikystės mokyklinį medinį suolą, atvažiuokit ir išsivežkit. Tai kai atvažiavo pats, pamatė tą suolą, kad jis naudojamas pagal paskirtį, galim taip sakyti, kuriame sėdi lankytojai ir turim tokią stilizuotą mokyklą, tai jam iš ties sukėlė žavės ir sakė, teisingai buvo atiduota į teisingas rankas. Džiugu, kad tie senieji daiktai, ne tik liaudies buities muziejų, galima pasižiūrėti, bet ir pas jūs sodyboje, ar ne? Taip, ir pasižiūrėti, ir pačiupinėti, ir su juo pasverti, atsisėsti, atsigulti į metalinę lovą, ar ne, ir permiegoti gerą, smagią naktį. O dabar saulėgrąžų laukas, įspūdingai jisai atrodo, kiek dabar čia yra jų pasėta veislių rūšių. Šiais metais sėjome 120, gaila, kad buvo sausa pavasarį ir tos saulėgrąžų sėklos ne visos išdygo, tai išdygo tik 115 veislių ir iš ties smagu matyti jų skirtumus, jų spalvų įvairovę, jų dydžių įvairovę ir parodyti žmonėms tuos skirtumus.
Nu, labai kukliai jau pasakė, tik 115. Na, pagrindė, iš tikrųjų, lietuviai saulėgrąžas augino nuo seno, ar ne? Bet turbūt tų tradicinių senųjų veislių, šalia jų yra dar ir naujų. Tikrai taip, yra naujų, yra išvestų hibridinių veislių, kurių gaila mes sėklos nuimti negalime ir sėti kitiems metams, todėl kad pasėjus hibridinę veislę, jinai vėl grįžta į pirmąją savo motininę veislę ir tampa vėl tą pačią geltoną iš raudonos, iš oranžinės ar baltos saulėgrąžos. Tai kokių spalvų yra dabar? Baltos, oranžinės, raudonos, juodos, vyšninės, violetinės, žalios, apie viduriukus, grįžus vadinamus, tai jau ten aš nebekalbėsiu, taip, nes ten jų įvairovė didelė, plati, baby yra pačios mažiausios, tai apie 20 cm saulėgrąža, na ir aukščiausios tol saulėgrąžos, ukrainietiška aukštoji, gigantiška aukštoji saulėgrąža, kuri gali pasiekti ir 5 ir 6 metrus. Šiais metais pas mus, kadangi, kaip ir sakau, yra sausa, tai jos neužauga ir pasiekia 3,5 tik metro. O sakykit, neužauga, tai ar kiek jos yra lepios, ypač tos naujos veislės, išvestos veislės, saulėgrąžos, kiek jos lepios dirvožemiui, aplinkai, gamtos sąlygom? Tikriausiai lepiausia yra gamtos sąlygom, nes jeigu jos negauna daug vandens augimo metu, dygimo metu, tai jos išties būna žemos ir neužaugo tokios aukštos, nes nesubrandina taip greitai sėklų ir neužaugina didelės galvos, kurioje slepiasi tos sėklos. O sakykime dabar, kokia jų priežiūra? 115 veislių, kiekviena sėklytė rankomis iščičiuota, išmiluota ir kokia toliau priežiūra? Labai daug, ar tiesiog pasėjot, galbūt laistot ir nelepina ir paliekat savaime augti? Iš ties saulėgrąža yra nelepus augalas, nereikia didelės priežiūros, bet tą 115 veislių iš ties privalėjome savo rankytėm, kiekvieną sėklą skaičiuodami, kas tam tikrą atstumą pasėti. Tai į duobutę dedam dažniausiai 2 sėklas, jeigu viena neišdygtų, antra išdygtų. Rekomenduojama antrą išdygusią šalia stiebą nulaužti, palikti vieną, bet mes dėl įvairovės ir grožio tai paliekam tas 2, nes ne ūkiniams tikslams auginam. Na, o tėtis tai savo tą nedidelį laukelį geltonųjų saulėgrąžų valgomų ir aliejinių sėja kaip senais gerais laikais, kaip artojas iš rankos, ne kombainų, ne traktorium, o tiesiog iš rankos pila sėklą. O sakykime apie tręšimą ar organiniam trąšom, ar tiesiog jos natūraliai čia užauga? Saulėgrąžas mes tiesiog pavasarį liejame. Kai pamatėme šiais metais, kad sausa ir saulėgrąža nedygsta, tai išties liejame gausiau. Kur nekliuvo vandens, tai matosi akivaizdžiai, jog jos yra žemesnės ir kai kur galbūt ir net neišdygusios. Trąšų atskirai saulėgrąžom nenaudojame. Nei organinių, nei kažkokių kitokių. Netręšiame, nepurškiame, esame ekologiški. Tai iš ties perėję pas mus nerasit niekur papiltos kažkokios tai medžiagos, būtent saulėgrąžų grožiui skatinti ar jų dydžiui užaugti. Tai minėjot, sakykime, veislės, tai yra veislės, bet aliejinės, dekoratyvinės, ar ne? Ką paskui darot? Ateina ruduo, ar ne? Ką tada darot? Tada smagiausias laikas, nors ir dabar tikriausiai pasižiūrėjus į mūsų lauką išties pamatytume labai daug žvirblių. Tai kažkas buvo atvažiavęs ir sakė, kad pas mus žvirblių tiesiog tikriausiai visas Lietuvos žvirblynas susirinkęs. Tai jie čia lesa, duodasi, smaginasi, kiša į savo tos pilvus ir ruošiasi žiemai. Sakė, žvirblių populiacija truputėlį buvo Lietuvoje sumažėjus, tai mūsų dėka, manau, padidėjo. Ir žinoma, smagu pasižiūrėti, kad Radviliškis turi 2 simbolius tokius. Radviliškio miestas geltoną spalvą ir žvirblius. Nes Radviliškis nuo geležinkelio ar ne, nuo juodų žvirblių atsiradęs, o pas mus sodyboje kaip tik tos 2 spalvos ir 2 simboliai ir atsispindi. Tai, o rudenį ką darom? Rudenį kertam galvą savo, saulėgrąžų didžiasias galvas kertam savo, džiovinam, sėklai, džiovinam maistui, tai valgom per žiemą, gliaudenam. Ir kai sako, saulėgrąža yra labai geras vitaminas, tai kaip aš mėgstu pajuokauti, geras vitaminas plaukam, nagam ir ragam. Tai spaudžiat aliejų dar kažkokį, ar čia ateities planai? Spaudžiam aliejų, išties spaudžiam aliejų ir kas nori, net ir parodom, kaip tą aliejų spausti. Gaminam chalvos ledus,
Na ir žinoma, visiems susirinkusiam rudenį, kas nori, kas turi gyventojų, augintinių, džiungarijos, peliukų, šinšilų, papugėlių ir kitų gyventojų, jiem atiduodam tuos saulėgrąžų galvas, kad juos pamaitintų per žiemą. Tai kaip suprantu, darbai baigėsi rudenį, dar iki pat rugsėjo pabaigos, ar ne? Galima džiaugtis saulėgrąžom. Manau, kad taip. O dekoratyvės žydi iki pat pirmųjų šalnų. O paskui prasideda receptų galvojimas. Užsiminėte apie saulėgrąžų ledus. Tai kaip dabar kilo ta mintis ir kaip ten vyksta iš tų saulėgrąžų ledų? Tai išties didelis ačiū mūsų lankytojams sodybos, kurie tiesiog paskatino tuos ledus sugalvoti, atrasti ir sukurti. Tai 2 metus kalbėjau, kad vasarą, karštą vasarą norisi tų skanių ledų. Lankytojai sako, kodėl jų nėra. Tai vyras grįžęs iš vieno koncerto parvežė visus produktus reikalingus ledams. Tuo metu atrodė, jog visus produktus reikalingus ledams. Ir pabandėm, pagaminom, truputėlį per saldžius. Davėm paragauti kaimynam, atvykstantiems svečiam, draugam, giminėm. Paragavom, padegustavom ir nusprendėm, kuris tas skonis geriausias. Tai dabar jau yra apsistoję tokie ties ne per saldžiais ledais chalvos skonio. Minėjot, kad klientai, lankytojai duoda tų idėjų. Na, kokių dar galbūt idėjų jūs turit galvojimų? Tai išties, kiekvienais metais yra toks žmonių kontingentas, kuris atvyksta į sodybą ir sako, ką šiais metais naujo padarėt. Tai vienais metais Ąsočių muziejų padarėm, kitais metais piligrimų kambarį. Šiais metais tiesiog lankytojams uždarą erdvę tėvelius sukūrė, kurioje gali tiesiog ramiai karštą vasaros dieną atsisėdus pasėdėti, parelaksuoti, pažiūrėti tas saulėgrąžas. Vos ne fotostudijos, kiek erdvių čianais yra pas jus? Mūsų tos fotoerdvės atsirado ir pats laukas atsirado su COVID pasekmėmis, kai žmonės buvo Lietuvoje uždaryti savo namuose ir kai netyčia rado išvažiavę į gamtą aguonų lauką, kurį smarkiai išmynė. Po to supratom, jog tas laukas turi būti atviras visiems, vaikštomas, kur nori, kaip nori, galbūt ir ta saulėgrąža rasta, išlesta ir jūsų paragauta, ar ne, irgi tai gali būti, nes turim saulėgrąžų, netgi lauke, kaip aš vadinu jas seifinėm. Kodėl seifinės? Kodėl seifinės, ar ne, klausimas kyla? Todėl, kaip vagis plėšia bankus, seifas paleidžia mėlynus dažus, ar ne, ir aišku, kad pinigai yra pavogti. Tai pas mus, jeigu saulėgrąžų paragauji netinkamu ir ateini mėlynas. Tikrai taip. Ir vienos saulėgrąžos mūsų lauke dažo, jų sėklos dažo rankas, pirštus, liežuvį mėlynai. Tai iš ties būna ir tokių kuriozinių situacijų, kai žmogus ateina visas mėlynas. Na ir atvykti žmonės tikrai gali bet kada. Mes šiandien irgi atvykom pas jūs, jau yra lankytojų. Ar yra kažkokios ribos nuo iki? Atviri visą parą. Galima ir dieną, ir naktį. Turim tokių klientų, kurie sugalvoja saulėgrąžų lauke ir pamiegoti miegmaišiuose, nes perskaitė romaną ar šiaip kažkur išgirdo, kad saulėgrąžos kalba, šneka, šnara. Tai jeigu nori atitrūkti iš miesto, išgirsti tikrą kaimišką garsą ir pamiegoti tos saulėgrąžos, kodėlgi ne? Laukiam šiaip visi. Jos ir ne tik gerą nuotaiką sukuria, bet ir šiaip gerųjų savybių turi dirvožemiui. Ir orui. Ir orui. Kokios jos tos savybės, ne tik, kad jos nuostabiai gražios? Taip, tai pirmiausia valo dirvožemį, tai būtent Ukrainos po Černobylio buvo Ukraina užsėta saulėgrąžomis, kad išvalytų Černobilio radiacijos pasekmes iš žemės. Valo orą, japonai vežasi iš Ukrainos, iš Moldovijos, Rumunijos daug sėklos būtent į savo miestą, į savo šalį, kad pasėtų į jas pakelėse, kad išvalytų nuo automobilių išmetamas kenksmingas medžiagas ir išvalytų orą. Tai išties saulėgrąža nuo nervų. Jeigu nervuojatės, tai būtina gerti šaknies saulėgrąžos užpilus. Nuo bronchito arbata su mėtomis ir saulėgrąžos džiovintais žiedlapiais tai yra pirmasis vaistas. Nuo cholesterolio šalto spaudimo aliejus yra pirmasis vaistas, kurį reikia išgerti po šaukštą kasdieną. Tai iš ties tų savybių saulėgrąžos yra be galo daug. Tai jūs gal ir arbatas ruošiate? Šitiek saulėgrąžų turit ir skabot, myli, nemyli ir paskui ne tik ledus. Tai iš ties labai turim daug draugų, pažįstamų Radviliškio rajone, ūkininkų bendruomenių ir viena iš bendruomenių, Pocinėlių miestelio bendruomenė, ruošia būtent saulėgrąžų arbatą.
saulėgrąžų cukatus, saulėgrąžų juosteles, tai išties prisideda prie mūsų to tokio smagesnio gyvenimo sodyboje. Turime šalia kaimynę kepėją Viktoriją, kuri kepa be galo skanę duoną su saulėgrąžomis, linų sėmenimis, kmynais, na ir sausainius. Tai jūsų tokia, graži labai bendruomenė, kaimyniška bendruomenė, tai bendraut ne veltui ir piligrimai pas jūs užsuka. Kaip jiem čia, iki čia atėjo tas kelias, kaip idėja panaudoti ir priglausti juos ir suteikti nakvynę? Taip, nakvynę priglausti tikriausiai kilo tėveliui mintis, nes pirmieji piligrimai atėję pasižiūrėję, kad gali nakvoti su palapinėmis pas mus, suprato ir mums tiesiog patys pasakė, kodėl jūs nesate tame kelyje, nes esate būtent šalia žymėto kelio. Tai tėvelis pagalvojo, pasitarė tyliai su mumis ir įrengė piligrimų kambarį ir teko tik tais pranešti jiems, kad jie yra laukiami pas mus. Tai labai džiugu jūs kalbėjote apie šeimos vertybės ir tai tą rodo, tarėtės kartu, priimat sprendimus kartu, pasidalinę veiklomis, ar ne? Taip. Tėtis irgi puikiai kalba, bet sakė, ne, jau čia Elžbietas kalbės, o jisai už kameros labai įdomi ir pasakoja savo istoriją. Mano veidą jie atiduoda televizijai ir logistikai, o patys dirba tikriausiai tą darbą su žmonėmis aplinkui pasitinkant lankytojus. Tai tėvelį pirmaisiais metais tikriausiai buvo sunkiausia prikalbinti sėti saulėgrąžas, nes kur mes sėdim, tai čia buvo tiesiog dirbama žemė ir augo česnakai, nes jie labai gerai ant šios žemės augo. Tai pirmaisiais metais buvo sunkiausiai prikalbinti pasėti saulėgrąžas, kad jų čia reikia, kad nepjautų hektaro teritorijos. Pasėjo, priprato prie lankytojų, nedidelės dalies, nes jų buvo išties nedaug. Antraisiais metais tėvelis pats jau balandžio pradžioje, kai balandžio galėjau sėjam saulėgrąžų, balandžio pradžioje pasakė, tai saulėgrąžų sėklų parveši kažkokių kitokių. Ir tuomet supratau, kad variklis užsikūrė, viskas, ratas pajudėjo ir mes nori, nenori, 4., 5., 6. ir 10. metus privalėsim auginti saulėgrąžas. Tai iš kur tėvelis sako dabar, iš kur parvežat saulėgrąžų sėklas? Ieškot internete, turit ryšių, minėjot ir ukrainietiškų turit saulėgrąžų? Būtent atkeliavusi iš ten. Būtent atkeliavusi ukrainietiškų saulėgrąžų, tai paprašė tėvelis, nes jis turi savo bendraklasį, kuris yra Lietuvos ambasadorius Ukrainoje ir paprašė, sako, galbūt išsaugokim tą Ukrainą ir parodykim Lietuvai, kad Ukraina turi ne vieną geltoną, o įvairesnių spalvų. Tai išties tos ukrainietiškos saulėgrąžos yra aukštos, labai skanios. Ir vienintelė veislė pas mus lauke, kuri turi didelę baltą sėklą. Tai labai smagu parodyti skirtumus tų sėklų nuo mažos miniatiūrinės vos ne aguonos dydžio iki tos didžiosios baltos saulėgrąžos sėklos. O daugiau keliaujam, draugai keliauja, važiuojam, parsivežam iš užsienio, siunčiamės. Bet prigyja jos čia, tinka Lietuvos klimatas? Prigyja. Buvo sunkiausia rasti Meksikoje saulėgrąžas, bet ačiū, parvežė, turim. Visiškai saulėgrąžas nepanašios. Lapai netgi jų pirmais metais galvojo, kad sugriaužti sraigių, bet pasirodo jos tokios veislės. Tai kaip gimsta tos idėjos ir, jūsų šeima turbūt iš tai, ką mes matom dabar, yra tikrai optimistai. Ir jūs užsisukę ne tik čia, bet jūs ir darbus dar turite. Turim ir darbus. Tai nėra vienintelis, ar ne, pragyvenimo šaltinis? Ne, čia yra hobis, yra gyvenimo būdas, kurio jau pakeisti negalime, nes gyvenime yra tekę su broliu konkuruoti, kuris aukštesnė užaugins saulėgrąžą, tėvelis nupjaudavo, padėdavo ant žemės, mes su metru matuodavom ir tikriausiai iš to užsikodavo ta ateitis, užsikodavo ta meilė šiai nuostabiai gėliai, šiam nuostabiam augalui, net nežinau kaip jį pavadinti, nes iš ties tai yra gyvenimo būdas. Nes ir tėtis minėjo, kad idėja auginti saulėgrąžas yra būtent jūsų. Tai nuo vaikystės, ar ne, kaip sakot, užsikodavo tas? Jie kalti, kad tai užkodavo patys. Na ir iš tikrųjų ta saulėgrąža ypatinga dar ir tai, kad visada kažkaip žiūri į rytus, ar ne, neatsisukus, kodėl mes ją saulės gėle vadinam. Taip, mes dabar irgi sėdėm, žiūrim į rytus ir saulėgrąžas atsisukusios žiūri į rytus lygiai taip pat. Bet vienas pastebėjimas, jog saulėgrąža žiūri į rytus tik tada, kai jau išsiskleidžia.
kol ji yra dar augimo stadijoje, kol dar žiedas neįsiskleidęs, kol ji dar turi energijos, jis sukasi palei saulę. Ir tik kai įsiskleidžia, jis žiūri į rytus ir niekur nebesisuka, nes jai būna per sunku. Koks jūsų, Elžbieta, moto? Jūsų šeimos. Turite tokį? Turim. Kai užsidaro gyvenime duris, visada atsidaro langas. Tai buvo geras geltono oro gurkšnis. Jei norite nusispalvinti dieną ryškia spalva, pagauti vasarą primenantį kadrą, atvažiuokite į Radviliškio rajone įsikūrusią sodybą, kur net ir apniukusią dieną rasite saulyčių. Kaip šeimininkė Elžbieta sakė, švęskime gyvenimą apsupti geltonžiedžių saulėgrąžų. Ir toliau stebėkite Agroakademija LT naujienas portale ir socialiniuose tinkluose. Thank you.